Kas yra motyvacija ir kur jinai dingsta? Aš esu gydytojas psichoterapeutas Dainius Jakučionis ir kalbam apie motyvaciją. Kai kuriems iš jūsų trūksta motyvacijos eiti į mokyklą, mokytis, gal net siekti kažkokių tai savo svajonių. O kai kurie trykšta entuziazmu veikti tai, ką jie nori, siekia savo tikslų, mato kažkokią ateityje savo prasme ir galvoja, jes, aš galiu ir aš pasieksiu. Vienas dalykas, kad tai gali būti susijęs su savivertė ir pasitikėjimu savimi, bet tai yra kita tema. O kitas dalykas, kad tai yra susijęs su motyvacija. Kasgi tai yra motyvacija? Noras veikti ir daryti kažką. Turėjimas valios pastangų tai įgyventi, net jeigu ir kartais būna ganėtinai sunku. Motyvacija dažniausiai yra susijęs su dopaminu, kuris išsiskiria mūsų smegenyse. Ir dopaminas veikia ne vien tik tai motyvaciją, bet taipogi ir mūsų judesius, atmintį ir panašiai. Bet jeigu mes kalbame apie dopaminą ir motyvaciją, tai vienas iš didžiausių dopamino tokių gadintojų yra socialiniai tinklai. Kuo mes daugiau laiko praleidžiame socialiniuose tinkluose tiesiog pasyviai stebėdami, o ne aktyviai kurdami, tuo daugiau dopamino pasisavina. Įsivaizduokit tas slinkimas žemyn, jisai pastoviai, kaip matote, naują informaciją, kur yra kažkokia netikėta arba nežinoma, algoritmai išmeta tai, kas jums patinka, ir jūs taiga su kiekvienu video ar postu jūs gaunate tam tikrą dopamino koncentracijos išsiskyrimą. Tai sukuria norą toliau naršyti socialiniuose tinkluose ir žiūrėti tą turinį. Bet dopaminas jisai senka. Jis aišku neišsenka iki minimumo, bet jisai vis tiek senka. Ir po to, kai jūs pavyzdžiui ryte iš pat ryto atsikėlę, praskrolinot visą TikToką ar Instagramą, jau mokytis ganėtinai yra sunku, nes nėra tos motyvacijos, nes nėra dopamino. Dopaminas išsiskiria tada, kai mes kažką padarome, ką mes vertiname kaip sėkmingą rezultatą. Pavyzdžiui, mes įveikėm kažkokią tai užduotį, galbūt padarėm namų darbus, galbūt padarėm kažkokį tai projektą, kuris mums patiems yra įdomus ir kurį mes norėjom nuveikti. Pats padarėm, gavom dopamino. Taipogi, kai mes kažką tai pasiekėm, gali tai būti sporte kažkur, mes nubėgom ten kažkose varžybose, mes laimėjom varžybas, dopaminas išsiskyrė ir mums yra daugiau motyvacijos tą pačią veiklą daryti. Tai šitoje vietoje mes galime visi pagalvoti, kur dingsta dopaminas ir ką mes patys darome, kad tas dopaminas mažėtų. Ir jūs galite gal netgi užduoti klausimą savo, o tai kaip mano dopaminas dingsta ir ką aš veikiu, ar tai yra socialintinklai, ar tai yra kažkoks atidėliojimas, kai aš tiesiog nesusikaupiu kažko daryti. Ir pastebėti, o kada mano motyvacija yra didesnė, ar tikrai aš sakau tiesą, Kada ta motyvacija didesnė, jeigu jūs įveikėt kažkokią užduotį, jeigu jūs kažką tai pasiekėt, jeigu jūs pasakot savo, o liuks, gerai pavarėjai, ar tada jūsų motyvacija padidėja? Pagalvokit, nes motyvacija nėra dalykas, kuris ateina iš kažkur. Mes ją patys susikuriam, ypatingai jeigu jūs kažką tai veikiat, išsprendžiat kažkokius uždavinius, išlaikot kontrolinius darbus ar egzaminus kažkokius, tai juk už kiekvieną tokią užduotį, ypatingai jei jums truputėlį geriau pasiseka, jūs gaunate dopamino ir jūsų motyvacija didėja. Galite prisiminti savo paskutinius kažkokius kontrolinius darbus, kai jūs gaunat geresnius pažymius, atrodo noras mokytis padidėja. Bet kai jūs gaunat prastą pažymį, staiga motyvacija nukrinta. Mes galime tai panaudoti, kad kartais mūsų motyvacija didės tada, kai mes užsiėmame veiklą, kuri mums patinka ir mes norime ją daryti. Jeigu mes norime turėti motyvacijos, mes tiesiog užsiimkime veiklą, kuri mums patinka ir tada kartais mums netgi bus motyvacijos daryti tos dalykus, kurias reikia daryti. Ten daryti kažkokią namų darbus, kurie mums nelabai patinka. Tai motyvacija neatsiranda nieko nedant. Motyvacija atsiranda po kažkokio tai darbo, kažkokio tai veiksmo. Tai vadinkim, nelaukim motyvacijos, kol jinai pati ateis, bet imkimės pirmų žingsnių ir pastumėkim save link tos motyvacijos didinimo.